Kągi, sveiki visi, Darius Ovringas iš Miami, namų brokeriai. Šiandien kalbam su Dalia. Dalia yra namo pardavėja Tauragėj. Tai mes susidūrėm su tokia situacija, kad turime daug pirkėjų, bet neturime namų. Ir kai kontaktuojame namų pardavėjus, namų pardavėjai netiki, kad mes turime pirkėjų, kad darbas vyksta pas mus, nes galvoja, kad yra krizė, kad yra štilius ir nieks nieko neperka. Tai vat Dalia yra namo pardavėja Tauragėj ir jinai papasakos, kaip čia iš tikrųjų vyksta dabar realiu laiku. Dabar yra 23 metų, rugsėjo 15 diena. Labas, Dalia. Labas vakaras. Tai gal aš pirmą parodysiu namą. Aš pirmą pasidalinsiu ekraną ir parodysiu, tuo pačiu pareklamuosim dar jūsų namą, nors jūsų namas jau pakankamai gerai yra išreklamuotas. Bet reklamos niekada nėra per daug. Tai mes, žodžiu, įjungsim reklamą. Ok, vyksta ekrano pasidalinimas. Va šitas namas. Ar matot, Dalia? Ar rodo jums? Taip. Jo, čia yra namų brokeriai. Namų brokeriai mūsų portale. Šitas namas, ar ne? Tai yra du namai viename. Vienas yra, reiškiasi, turi atskirus įėjimas. Vienas yra pristatytas naujas, o kitas yra senesnis. Kaina yra labai gera šiai dienai, todėl, kad, aišku, reikia dar įdėti investicijų, bet kaina yra labai gera. Čia gali dvi šeimos gyventi, gali, reiškiasi, gali viena didelė šeima gyventi, žodžiu visaip. Yra netgi minčių, kad mes gal parduosim dviem atskiriem savininkam, bet net jeigu ir vienas savininkas pirktų, sakykime, perkant vienam savininkui, čia kaina šiai dienai jau yra, kaina buvo 60 000, buvo 55 ir dabar kaina jau yra pastatyta galutinė 49 900. Tai vat reikia tik tai to rimtojo tikrojo pirkėjo, kuris supranta, kad Tauragės mieste butai tiek kainuoja ir tas namas bus parduotas. Bet kurią minutę jisai gali parduoti. Jau turime pasiūlymų žemesnių, bet žemesni pasiūlymai netenkina, todėl kad jeigu kažkas jau nori ten siūlyti 40 ar dar mažiau, tai reikėtų jums pasižiūrėti, kiek kainuoja vieno kambario butas Tauragėje ir tada suprasite, kad kaina šita jau tikrai yra gera. Gal Dalia dar trumpai papasakok apie tą namą. Kaip tu manai, kam jisai labiausiai tiktų? Kaip tu įsivaizduoji, koks čia būtų tobulas pirkėjas? Tobulas pirkėjas tai turbūt būtų kažkaip gal dvi šeimos, gal buvo čia kreipėsi ir dvi seserys norėtų kartu gyventi, gal tėvai ir vaikai norėtų gyventi, bet lyg ir kartu, bet lyg ir atskirai. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad labai gera Tauragės mieste yra lokacija šito namo, kadangi jis yra visai arti miesto, bet rami vieta, aplink taip pat nuosavi namai, ramūs kaimynai ir vaikams gerai vaikus auginti, kadangi ir mokyklėlė yra šalia, net kilometro nėra. Tai aš galvoju, kad idealiausiai yra, kas nori gyventi su tėvais ar su giminaičiais, bet gali gyventi kažkokia šeima. Ar gali pasakyti Tujų, koks yra tiksliai adresas, aš įjungsiu Street View. Tujų 5 Tauragė. Tujų gatvė 5. Tauragė ir aš dabar ant ekrano ištrauksiu kaip tik ekrano vaizdą. Tai čia būtų, palaukit, kur jisai dabar yra, aš galvoju. Čia va šitas jūs, ar ne? Ja. Va šitas. Ja, va šitas namas, galite apsižiūrėti, o kas liečia lokaciją, tai va čia dabar ir pasakoja kaip tik Dalia, kad
yra, jeigu žiūrėti Tauragę, tai va čia Tauragės senamiestis, ar ne? Ir čia toliau, jau jeigu judėsim, Maxima yra šalia, matau. Taip, prekybos centras šalia. Na ir pats miestelis, jeigu darbo vietą reikia ar kaip, tai tiesiog neužima daug laiko atsirasti ir mieste. Tauragės vandenis. Žodžiu, susiekimas, viskas, čia ne užmetis, ne kažką, čia yra pats miestas, ar ne? Taip. Pats miestas. Netoli upė, ležiukas ir yra kur ir laisvalaikį praleisti. Supratau. Tai va, tai žodžiu, tiek dėl namo, ir nėra taip, kad dabar va namą pasižiūrėjom, tai pakalbėkim dabar, kaip mūsų tas darbas, ar yra pirkėjų, ar nėra pirkėjų, ar čia visiškas štilius, kas vyksta? Metus pardavinėjom patys, įsivaizdavom, kad čia labai lengvas darbas yra, kad ir to darbo nėra, paskelbėm ir tiek, bet turbūt kiekvienas darbas turi savo įdirbius ir keletas buvo pirkėjų ir mes tiesiog užsiėmę savo reikalais buvom. Tai matom, kad mes taip nieko nesulaukėm, bet kai agentūra, namų brokeriai pasiėmė, tai netgi sakyčiau, net ne dvigubai, o daugiau negu dvigubai atsirado tokių potencialių pirkėjų ir tie, kas gyvena užsienyje ir nori grįžti, tauragiškiai, gal kraštiečiai buvę, tai tikrai domisi, siunčia savo giminaičius, savo pažįstamus, kad apžiūrėtų ir tikrai, tikimės, kad dar jis neparduotas, bet tikimės, kad tikrai, kad jau šitoks yra pirkėjų lankomumas, tai gal ir suras. Srautas gana didelis, aš kiek žinau, būna dienų, kad netgi po 2 pirkėjus į dieną atvažiuoja. Taip. Ar ne? Ir aš dabar galiu parodyti, kad žmonės negalvotų, kad čia gal jūs mano giminaitė ir paprašiau jūsų pagirti, žinai, kad mes kokie geri. Tai aš parodysiu, pasidalinsiu ekraną ir parodysiu, kodėl. Čia nėra pagrindinės, yra apie 10 komponentų, iš kurių susideda, ar turtas bus parduotas ar nebus parduotas. Ir tik tai vienas iš tų komponentų yra marketingas, reklama. Tai yra labai svarbu, reklama yra vienas iš svarbiausių dalykų ir to aš pasidalinsiu ekranu, parodysiu, ką mes darom, kad žmonės pastebėtų, sakykime, šitą namą, kad jie matytų. Tai kaip pavyzdys, dabar paimkim, žiūriu, vėl yra iškelta, imkim, ar tą patį aruodą, ar ne, bet jūs irgi galite į aruodą įsidėti ir kas iš to. Reikia žinoti tam tikrus niuansus. Dabar, sakykim, Tauragė yra pirmoji vietoje iškelta su 4 žvaigždutėm. Jeigu žiūrėti skelbių portalą, tai irgi iškelta pirmoji vietoje. Toliau, aišku, mūsų portalas, kuris yra reklamuojamas stipriai, čia mūsų pačių portalas, kur mūsų domenų bazė, kur mes dedam sutartinius namus, ar ne? Čia žvaigždučių jokių nėra, bet yra nukreipimai iš kitų vietų. Tai yra ir iš Facebooko, ir iš, jeigu užeisite įdomo plus, pavyzdžiui, užeiti įdomo plus, ar telefoninė versija, ar kompiuterinė versija, bet paspausit namai pardavimui ir iš karto jums meta mūsų reklamą, matot, 1, 2, 3, tarp kitko jūsų namas dabar yra 3 vietoje, visoje Lietuvoje, ir čia iš karto neperka namo yra mūsų reklama. Mes reklamą pagrindė darom, kad pritraukti pardavėjų. Mums reikia pardavėjų, kuriems sunku parduoti, kurie, kaip ir Dalia, pardavinėjo, bet nieko nesigavo. Kai mes pradėjom dirbti, tai pirkėjai eina interesantai vienas po kito, ar ne? Bet mes norėjom pardavėjų pritraukti, bet gavas paradoksas, mes pritraukėm 5 kartus daugiau pirkėjų negu pardavėjų.
pardavėjai vis dar bando patys, tai vat Dalia jau užsiminė ir aš turėsiu klausimą Daliai, ką jinai galvoja apie tą, kad žmonės patys geriau tegul pardavinėja, kad mes nieko geriau už juos nepadarysim. Tai vat galiu parodyti, čia yra mūsų reklama, čia šone yra mūsų reklama, aišku, mes dedam ir skelbimus dar taip pat, bet jeigu užeisit į bet kurį skelbimą, bet kurį, vat sakykime, čia konkurentai, ar ne, pardavinėja, čia, sakykime, kitos nekilnojamo turto agentūros parduoda namą kažkur tai Klaipėdoje, ar ne? Ir jeigu jūs užeisit prie to namo ir spėkit, ką jūs pamatysit ir vėl pamatysit mūsų reklamą. Prie kiekvieno skelbimo, prie kiekvieno konkurento, prie kiekvieno namo ir ne tik tai namo, jeigu eisite pasižiūrėti butai pardavimui, imkim butai. Mes tik namais prekiaujam, todėl ir vadinamės namų brokeriai, bet einam pažiūrėti butai. Nu ir va pardavinėja butus ir Klaipėdoje, ir Vilniui, imkim bet kur, va Klaipėdoje pardavinėjimas butas ir vėl yra buto informacija, buto nuotraukos ir čia yra mūsų reklama. O tas namukas verkiantis yra mūsų reklama. Nesvarbu, ar eisit prie butų, ar eisit prie nuomos, gali būti, vat, sakykime, butai nuomai, ar ne? Atrodo, prie ko čia reklamuotis butai nuomai ir mūsų reklama. Nu, kam jinai reikalinga? Bet mūsų reklama yra visur. Prie kiekvieno skelbimo, prie kiekvieno, reiškiasi, reklamuojimo, ar tai nuoma, ar taip. Ir aišku, mes susilaukime dėmesio. Tai čia tik tai vienam portalė. Lygiai tas pats yra reklama Alio, lygiai tas pats skelbiu. Mes turime dar ir Facebooką, irgi vadinasi namų brokeriai. Tai va, jeigu kas norite sekti, žiūrėti, kokių namų, atsiranda namų, kuriem tikrai labai skubiai reikia parduoti. Tai va, čia yra kursai, jeigu kas norit, galite dirbti, mokytis pas mus. Ir aš čia streamus darau. Va, geriausias namas, va, čia jūsų namas. Ne, čia Pakruojyje namas, Kiškėnų namas, jūsų namas. Žodžiu, yra Facebookas, irgi namų brokeriai. Lygiai taip pat turime namų brokeriai YouTube kanalą, kur irgi čia yra apmokymai ir šiaip visokios naudingos informacijos. Tai va, per daugelį tokių visokių kanalų mes ir pritraukiam. Nu, plus mes žinome, ką sakyti tiem pirkėjim, kaip su jais bendrauti, kaip nebendrauti, kas jiems svarbu, kada kalbėti, kada nekalbėti. Žodžiu, yra daug visokių niuansų. Vien jau su šitą marketingu, bet marketingas yra dar ne viskas. Po to yra kiti dalykai, kaip ir turto parašymas, ir tos dėrybos, ir žinojimas situacijos rinkoje. Pavyzdžiui, situacija rinkoje, mes visada kiekvienam pardavėjui paaiškinam, kad situacija rinkoje yra dabar, visi žino, čia nereikia apsimesti, aš niekur neskubu ar tai toliau, kad yra ta pati situacija, gal netgi blogesnė, kai buvo 2008. Ar ne? Kai kainos buvo išpumpuotos dirbtinai per daug, nes visiems dalino bankų paskolas, kaip tik tai pakėlė palūkanas, nebedavė lengvai, kainos pradėjo kristi 2008. Dabar per tas visas, reiškiasi, hiperinfliacijas vėl kainos buvo iškilusios ir dabar pinigų masė pasitraukė, palūkanų normos pakeltos ir vėl kainos krenta. Tas pats 2000-aisiais buvo 2008, 2023. Ir dabar, sakykime, mes esame kritimo stadijoje, bet jeigu kas įsivaizduoja, kad čia jau pavasarį vėl viskas atsigaus, tai yra tiesiog paprasti naivuoliai. Pavasarį jūs, kas dabar va girdit šitą video įrašą, kas pardavinėjat namus, pavasarį teks jums parduoti 10, 20, 30% pigiau negu dabar. Kodėl? Todėl, kad, tai yra ciklai, kas studijuoja tos ciklus, dabar į tai nesivelsim, bet mažiausiai dar 2 metus turėtų tokia situacija laikytis. Mažiausiai metus, 2 turėtų laikytis, šią pavasarį niekas nepagerės. Kol po to pasieks dugną ir tie ciklai kartojasi. Ne? Tik šitam ciklė dar yra toks biškutį kitokių komponentų dasidėję ir ta vadinama baisioji pandemija ir karas, ir karo reikalai, ir taip toliau, tokių destrukcinių dalykų dasidėjo mūsų planetoje. Tai vat, toj vietoj nereikia būti pesimistų, bet nereikėtų būti ir tokių naivių optimistų, kad čia pavasarį viskas susitvarkys. Todėl mūsų žinutė yra, kam reikia parduoti dabar. Kas norite šiuo metu parduoti per 3 mėnesius, per 6 mėnesius, nelaukti metų ar taip toliau, kreipkitės, tikrai parduosim, tikrai pirkėjų turim. Ir
Ir va, ką aš norėjau dar klausimą užduoti Daliai. Dalia, tai mūsų šito interviu yra tikslas, kad pasiekti tos pardavėjus, kurie patys pardavinėja. Ir po to, oi, mes galėjom parduoti jau prieš pusę metų brangiau. Nu, tai kodėl nepardavė? Oi, nežino tos situacijos rinkoje ir vis piginasi. Tai mūsų žinutė yra, nereikia pigintis, ateikit pas mus dabar. Mes padarysime stiprų marketingą, privešim tų pirkėjų dešimtimis. Ne vieną, ne du, o dešimtimis. Tiksliai, aš nežinau, kiek ten, bet tikrai virš 10 jau jūsų namo privažiavo pirkėjų, gal 15, o jeigu dar skaityti tos, kur tik apsižiūri iš išorės, tai gal jau ir visą 20. Ir aišku, kiti nėra rimti pirkėjai, kiti ten savo namą nori palyginti ir taip toliau, bet turbūt būtų teisinga pasakyti, kad kokie 3-5 pirkėjai gana rimtai domisi ir vyksta toks kažkoks rimti pokalbiai tokie vyksta. Tai ką patartumėt šitiem pardavėjam, kurie nori parduoti patys? Nu, turbūt dirbti savo darbus, o kas išmano pardavimą, marketingą namų pardavimo, tai turbūt patikėti tą reikalą namų brokeriams. Bet žmonės mano, sako, ką jūs kitaip padarysit. Va, jų argumentas labai dažnas, labai stiprus yra, nu bent jau jie mano, kad, o ką jūs kitaip padarysit? Įskelbė rodą, aš galiu ir pats skelbimą įsidėti. Taip, bet kažkaip ten reikia ir darbuotis. Mes nelabai žinom, kokia ta sistema yra rodo. Kol mes supratom, turbūt praėjo pusę metų, kaip ten reklamuojasi, o jūs jau esate įgudę ir žinot, ir kiek tų portalų yra, ir kiek žmonių pažiūri, ir kiek žmonių turi interesą atvažiuoti ir pasižiūrėti. Tai galvoju, kad dirbam kiekvieną savo darbą ir tai tikimės ir tikrai manyčiau, kad bus greičiau. Jeigu norim parduoti namą, tai nenorim jau pardavinėti ten 10 metų. Tai geriau, kai daugiau žmonių pamato. Tai kiekviena prekė turi savo pirkėją, tai tikimės, kad ir mūsų prekiai pirkėjas atsiras, nes jų daug yra. Aš, kas nežinot, man atrodo, aš jums pasirašant sutę rodžiau statistiką, kad Lietuvoje per mėnesį nuperka apie 2000 namų per visą Lietuvą. Taip, kad čia tiem skeptikam, kurie manot, kad dabar niekas neperka. Prekyba vyksta, aišku, žmonės taupo dabar pinigus, skaičiuoja, jie ir turi tai daryti, ar ne? Bet prekyba vyksta, pardavimai vyksta. Kaip kad sako visiškas štilius, tai taip nėra. Aš dar noriu parodyti vieną tokį dalyką. Va čia yra Kėdainių miesto, mes dar su butais, kai dirbom, kad ką mes sugebam komandinį darbą dirbdami. Kėdainių mieste čia yra 4 metų statistika ir vidutiniškai ten 20-25 iki 30 pardavimų įvykdavo. Bet žiūrėkit, vieną mėnesį įvyko 60 pardavimų. Kas nutiko tą mėnesį? tą mėnesį mes su komanda nusprendė pažiūrėti, ar mes galime padidinti pardavimų skaičių mieste, negu kad yra normaliai. O normaliai yra, sakykime, vidurkis apie 20 ten kažkiek pardavimų, ar ne? Ir kiekvienais metais kartojasi plius minus. Tas, sakykime, pardavimai jie yra pririšti prie gimstamumo ir mirštamumo. Bet mes vieną mėnesį pradėjom tikrai forsuoti, daug reklamos įdėjom ir taip toliau ir sakom, pažiūrim, ar mes galim išpumpuoti pardavimų skaičių mieste. Ir tą mėnesį vyko 60 pardavimų. Tai reiškia, ką gali brokeriai, aš tuom labai didžiuojasi ir mūsų komanda, jeigu labai intensyviai dirbti, mes galime padaryti, kad mieste įvyktų 3 daugiau pardavimų, negu kad įprastai vyksta. Ir kaip mes tai padarėme, mes tiesiog padarėme analizę, mes supratom, kad daug žmonių, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės gyvena 5 aukštuose ir jie jau 5 metai, jie to nori man į 1 aukštą, sąnariai nelaiko ir taip toliau. Ir niekas jais neužsiima. Ir jie ten kenčia ir taip toliau. Tai mes nusprendėm su tuos, reiškia, vyresnio amžiaus žmonėmis pabendrauti, surasti jiem butus ir staiga mes turim 2 pardavimus. Ir jų butas parduotas, ir 1 aukšte parduotas 1 kambario butas. 2 pardavimai, po to dar 2 pardavimai. Žodžiu, mes suaktyvinom rinką, padėjom žmonėms išspręsti problemas ir per 17 metų statistika užregistruota Kėdainiuose nėra buvę tokio pardavimo skaičius.
Čia, kai mes su butais dirbam. Tai dabar mes su namais, jeigu kas žiūri, sako, oi, pas jumis dar čia mažai namų ir tai toliau, taip mažai namų, duokit mums namų, mes viską parduosim. Reiškiasi, mes tik tai dabar su namais tik pradedam įsivažiuoti, bet kai įsivažiuosim, tai aš manau irgi mušim rekordus pardavimų, taip pat kaip ir su butais. Gerai, apie statistiką pakalbėjau, pardavimų yra, pirkėjų yra. Dar klausimas toks. Ar suprantate, Dalia, kaip mes dirbam, kokia mūsų sistema, ar perpratate jau mus? Turbūt net neturėjau laiko, kada gilintis, bet kaip matom, kad yra susidomėjimas, yra lankomumas, tai turbūt gerai dirbate, o kaip ten dirbate, tai turbūt net nėra intereso gilintis, bet manau gerai. Aš galiu pasakyti, nes dar kiti lygina mus su kitais pavieniais agentais ir sako, tai aš turiu brokerių ir man jis neatveža nei vieno pirkėjo. Ir sakau, ką tau brokeris sako? Sako, kad rinkoje štilius, kad nėra pirkėjų. Aukštos palūkanų normos nėra pirkėjų. Taip, bet palaukit, o kodėl mes turim pirkėjų? Kodėl mes turim pirkėjų, kodėl mes atvežam? Ir atsakymas yra, kad, vat jūs teisingai pasakėt, kiekvienas turim daryti savo darbą ir jūs turite daryti tai, ką darote, iš ko pragyvenote ir kokias prekes ar paslaugas ar valdiškam sektoriui dirbat. Jūs turit savo darbą gerai daryti, mes turim savo darbą gerai daryti, ar ne? Ir todėl aš visą laiką esu siauros specializacijos šalininkas. Tai mes dabar užsimam tik namų pardavimai. Ir netgi tą namų pardavimą mes esam suskaldę, kas ką turi daryti. Ar ne? Vieni užsiima tik tai reklamą, kiti brokeriai važiuoja, pasirašo sutartis, daro rinkos analizę, kiti ten užsiima IT skyrium, kiti dar kažką tai daro. Žodžiu, mes visi esam pasiskirstę ir tos pinigus, kuriuos gaunam nuo pardavėjo, mes po to išsidalinam. Bet procese, taip dirbant, mes visada gaunam ant tų savo komisinių aukštesnės kainas. Jeigu pardavėjai patys, matom, pardavinėja, mažina kainą, kol galų gale nusimažina per daug. Nes jie mažina, darydami prielaidą, kad nėra pirkėjų. Jeigu jau mes mažinam kainą, tai mes mažinam kainą, kai yra pirkėjų. Pilna tų pirkėjų, su jais vyksta dėrybos ir tada pamažini po biškutį ir vyksta sandoris. Tai mes tuos savo komisinius visada užsidirbam, mes esam brangesni negu kitas agentūros. Ką jūs galvojat apie mūsų brangumą? Nežinau, kažkaip atsitiko taip, kad paskambino jūsų darbuotojai ir daugiau nieko nelyginom, koks čia tas brangumas. Jeigu jūs greitai parduodate namą, tai turbūt ir tai turi savo vertę. Tai negaliu palyginti, nes nedarau. Neturit su ko lyginti. Aš galiu pasakyti, kitos agentūros, kitų agentūrų agentai arba pavieniai agentai ima per pus mažiau negu mes. Per pus. Per pus mažiau, bet jie neturi komandos. Jie patys deda skelbimus, patys organizuoja rodymus, patys, o tiesa yra tokia, čia yra tiesa, aš čia neapkalbinėjau, ne dar kažką. Jie prisirašo tų sutarčių daug ir vienas pats brokeris pasirašęs 10, 20 ar 30 sutarčių, ar gali jisai tinkamai apsidirbti su 20 namų? Pavyzdžiui, jeigu dabar vienas brokeris, vienas žmogus turėtų 20 tokių kaip jūsų namų, ar jisai spėtų visų reklamas sudėti, ar jisai spėtų skambučius padaryti? Vien tos susitikimus suderinti kartais užtrunka. Pardavėjas gali, pirkėjas negali, kas gali, negali, ten pusę valandos, kol viską suderinę, ne? O tai yra laikas. Tai tai atsakymas yra vienas lauke ne karys, mūsų šūkis, žinomas ir jau iš senolio, ar ne? Ir jeigu tu nori, kad darbas tikrai būtų atliktas, reikia dirbti komandai. Taip, namą pagyrėm, save pagyrėm, visus pagyrėm, dabar reikėtų ir pirkėjus dar pagirti. Tai pirkėjai, šitas namas, aš prognozuočiau, kad jisai gali būti, kad bus parduotas netgi per šį savaitgalį. Nes šiam savaitgaliui yra sukeltos jau reklamos į pirmas vietas, tai mes tikrai jau galėsim konstatuoti, kad tikrai pamatė, bent jau didžioji dauguma pirkėjų pamatė.
Jau turime pasiūlymų šitą namą turime, bet jie mūsų dar netenkina. Kaina yra 49 900 galutinė. Nu, galbūt pardavėjai dar dėrėsis kažkiek, čia jau jų reikalas, ne mūsų. Bet mes jau fiksuojam, kad ta kaina yra reali, rinkos kaina ir kam reikalingas toks namas, tai yra sąžininga, teisinga kaina. Ir čia sandoris už tą kainą turi įvykti, tai siūlyčiau tikrai suskupti, kas jau stebi tą namą seniau, siūlyčiau suskupti ir jau šeštadienį, sekmadienį važiuoti pas pardavėjus ir rimtai tarti su avansu, su rankpinigiais ir susitarti gerai įsivertinus, viską apsižiūrėjus. Pirkėjam tokia žinutė. Nu ir ką, namas dar neparduotas. Namas neparduotas, bet aš norėjau paimti, būtent vakar paėmiau iš vienos pardavėjos interviu, šiandien iš Dalios noriu paimti, kad jeigu vyksta darbas, tai turbūt mes galim prognozuoti tą pardavimą. Va, Dalia, jums tokį žaidimą pažaisim. Kaip manot, per kiek ilgiausiai, per kiek laiko jisai bus parduotas? Įvyks sandoris per kiek laiko? Tikiuosi per rugsėjį. Tikitės per rugsėjį, ok. Aš išduosiu savo paslaptį, kada noriu, kad sandoris įvyktų. Aš noriu, kad įvyktų per šį savaitgalį. Tai va, tai pažiūrėsim, kas iš mūsų teisus. Gerai. Tai tiek ir, nu ką, ar rekomenduotumėt kitiem klientam ateiti pas mus, rašyti sutartį ir pradėti dirbti su mumis? Taip, rekomenduoju. Aš dar tik tai norėčiau pridurti, kad žmonės sako, čia jūs pigius tokius pardavinėjate, ekonominės klasės, čia iki 100 000, o vat mano namas už 500 000, už 200-300 000 jūs tokių pirkėjų neturit. Tai mūsų šūkis, jeigu pasižiūrėsit, yra didelius ar mažus parduosim visus. Brangius ar pigius parduosim visus. Kiekviena prekė turi savo pirkėją. Ir vieni turi mažiau pinigų, kiti galbūt pradeda gyvenimą, kiti tik tai, sakykime, startuoja, kiti kažkur tai prilindo prie valdžios lovių ir turi daug pinigų kažkokiu stebuklingu būdu, nežinau, iš kur jie juos gauna, kiti galbūt verslą pardavė savo didelį ir turi pinigų, kitas gal kazino išlošė. Yra ir tokių. Yra Čikagoje apie 1 milijonas lietuvių. Ar ne? Vien tik Čikagoje yra apie 1 milijonas lietuvių ir ten žmonės turi verslus, turi kompanijas ir yra toks įdomus dalykas. Ta nostalgija niekur nedingsta. Jie senatvėje nori grįžti ir ramiai užbaigti, sakykime, savo poilsį tą užbaigti Lietuvoje. Tai va, tai sakykime, jeigu vietiniam dar tie atlyginimai mažesni ar kažką, tai kas gyvena Amerikoje, kas turi kompanijas, kas parsiduoda kompanijas, tai jiems svarbu, kad tiktų namas, svarbu, kad tiktų vieta. Vieta yra gera. Skambinkit, jeigu kokių klausimų kyla, skambinkit, klauskit, pateiksim papildomą informacijos. Nu ir kokie palinkėjimai mums? Dalia, ką mums palinkėtumėt? Nu, energijos ir gerų sprendimų parduodant namus. Jo, sprendimai yra svarbiausia. Kažkas yra pasakęs, kad būtent sprendimų dėka mūsų likimas yra keičiamas. Jeigu priimi sprendimus, tavo likimas keičiasi. Jeigu priimi stiprius sprendimus, tavo likimas stipriai keičiasi. Jeigu nepriimi sprendimų, tavo likimas turbūt irgi keičiasi, bet į blogą. Sprendimai turi būti priimami. Gerai, Dalia, ačiū Jums labai už tai, ką pasakė, kad žinotų kiti. Tiesa, jeigu kas nors iš kitų pardavėjų norės su Jumis va taip telefonu pabendrauti, ar galima Jūsų telefono numerį duoti, kad paskambintų, paklaustų, kaip čia viskas vyksta? Gerai. Nu, bet kokiu atveju, dar prieš porą mėnesių Jūsų numerį galima buvo rasti internete. Taip. Gal ir dabar dar kažkur skelbimas. Tai va, jeigu kažkas galvojat, kad čia tik reklaminis filmukas, kad čia tik tai mes gražiai šnekam, kad lengvai pinigų užsidirbti, taip nėra. Mes norim užsidirbti pinigus, mes norim užsidirbti didelius pinigus, mes juos norim užsidirbti sąžiningai, garbingai, kad klientai liktų patenkinti. Ar ne?
kad tegul jūs ir sumokėsit daugiau negu kitam brokeriui, bet mes norim, kad jūs sakytumėt, va, jie tikrai atliko darbą gerai. Tai va, kągi, ačiū, stabdom įrašą ir galbūt jau kitą įrašą darysim, kai jau bus parduota. Gali būti. Taip, stabdau įrašą. Tiesa, kur mus rasti? Oi, vos nepamiršau. Man atrodo, jau sakiau, namų brokeriai. 2 žodžiai, namų brokeriai. Namų brokeriai Facebookas, namų brokeriai Skype'as netgi, namų brokeriai YouTube'as, telefono numeris irgi, kur yra mūsų visų reklamas, Domo Plus, šitą alio, skelbia, rodė, visur rasit mūsų telefono numerius. Žiūrėkit logotipą, taikinys, raudonas taikinukas. Kągi, ačiū visiems uždėmesi, iki malonaus. Iki susitikimo, iki sutarties pasirašymo.